Neseniai kartu su Europos parlamento informacijos biuru Lietuvoje įgyvendinančių kampaniją ES karta pradėjome diskusijų ciklą apie jaunimo ir maisto politiką Lietuvoje. Šiandien jums pristatome antrąją maisto politikos diskusiją ir kviečiame sužinoti, kas ir kaip kontroliuoja maisto saugą Lietuvoje bei ES. Dar 2008 metais Europos parlamentas patvirtino maisto saugos srities teisės aktų rinkinį, kuriuo sukuriama bendra ES leidimų suteikimo tvarka maisto priedams, fermentams ir kvapiosioms medžiagoms. Kiekviena valstybė turi savo atitinkamas institucijas, maisto veterinarijos tarnyba Lietuvoje šiuo atveju, tačiau bendrai, kas yra tinkama vartoti ar kas netinkama vartoti, yra taip vadinama Europos maisto saugos agentūra. Ir ten dirba mokslininkų komanda, arba kitaip tariant, kartais tie mokslo žmonės ir ekspertai yra samdomi iš šalies tam, kad išvengti galbūt tam tikrų šališkumų ar negalimų, kai kurie kelia tokius klausimus. Tai šita agentūra iš esmės nusprendžia, ar viena ar kita sudėtinė produkto dalis, ar jinai kenkia sveikatai ar nekenkia sveikatai, kaip yra su priedais, kad, tarkim, dėl genetiškai modifikuotų organizmų ta pati agentūra teigia, kad dar nėra įrodytas neigiamas poveikis žmogaus organizmui, tačiau mes žinom ir visuomenėje, ir tarp kai kurių mokslininkų kyla ir diskusijų šią temą. Tai vėlgi, kaip pasakyti, tos diskusijos jos visuomenėje tęsiasi, bet agentūra, kuri yra atsakinga už tai, ką mes vartojame ant savo kasdienio stalo, jinai funkcionuoja ir iš esmės yra pagrįsta nepriklausomų ekspertų nuomonė. EFSA agentūra įsteigta 2002 metais. Ji yra subūrusi geriausius Europos ekspertus, kurie teikia mokslinės konsultacijas. Agentūra padeda ES šalims ir institucijoms visais su maisto sauga susijusiais klausimais. Lietuva vykdo visus tos įsipareigojimus, ką kelia Europos Sąjunga. Čia galbūt nebent būtų galima kelti klausimą dėl kontrolės, kiek jinai yra griežta, bet kokiu atveju tai yra jau žmogiškasis faktorius, ar ne? Priklauso nuo kontroliuojančios institucijos, nuo kontroliuojančių žmonių. Tai labai svarbu, kad tos institucijos tikrai deramai atliktų savo darbą ir kaip mes dažnai matome galbūt iš tam tikrų reportažų televizijoje, kad tas pasitikėjimas visuomenėje yra kritęs. Nuskamba žiniasklaidoje vienas ar kitas kažkoks skandalingesnis atvejis ir tada žmonės priima, kad jau tai tarsi yra, taip ir vyksta jau kiekvieną dieną ir kiekvienoje situacijoje. Tai va čia yra, aišku, didelė atsakomybė ir tom pačiom kontroliuojančiom institucijom, ar jos gali išlaikyti visuomenės pasitikėjimą. Lietuvoje maisto kontrolę atlieka valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Maisto veterinarijos tarnyba pagal maisto įstatymą yra visos teisės ir atsakomybė, tai vykdome maisto saugos ir kontrolės, maisto saugos, kokybės, ženklinimo kontrolę Lietuvoje, tai yra tikrinam ir kontroliuojam visoje Lietuvoje įsisteigusius verslo subjektus. Jeigu kalbėti apie kokybės schemas, tai pagal šiuo metu galiojančią teisinę bazę tai yra reglamentuojamos 3 kokybės schemos Europos lygmenyje. Tai saugomos nuorodos, būtų saugoma geografinė nuoroda, saugoma kilmės vietos nuoroda ir garantuoti tradiciniai gaminiai. ES skatina užtikrinti maisto kokybę ir įvairovę, o logotipai su pavadinimu "Garantuotas tradicinis gaminys" apsaugo ir tradicinius Europos regionų produktus. Saugomos nuorodos tai yra reikalavimas, kad pavadinime būtų vietovės pavadinimas ir kad produkto savybės būtų sąlygojamos tos vietovės, pavyzdžiui, klimato, dirvos ir kitų. O garantuoti tradiciniai gaminiai, tai kad būtų išlaikytos receptūros tradicinės, kad gaminys būtų gaminamas ne mažiau kaip 25 metus ir kad atsispindėtų visas žmonių ir reputacija, žmonių indėlis ir svarbiausia tai receptūros. Jeigu saugomos nuorodos daugiau saugomos nuo imitavimo, etiketėse ir kitų padirbinėjimų, garantuoti tradiciniai gaminiai, jie daugiau apsaugos receptūras. Užtikrinti maisto kokybę ir saugą vienas iš svarbiausių ES prioritetų. Parengtos bendros taisyklės stebėti visą maisto grandinę nuo lauko iki stalo.